O taip, tėvynė Lietuva, daug kentėjusi ir dar daugiau pasauliui bei savo įrodžiusi, sparčiai vakarėjanti ir besimodernizuojanti, senas sekcijas Chruščiovkėse, Brežnevkose bei kitose būtuose keičia naujausi Ikėjos modeliai. Sostinėje dygsta dangoraižiai, tautos namai ir kiti buržuazijos triumfo momentai. Regionuose dygsta Maksimos bei Norfos. Vietinės svarbos politikai ieško čekiukų Circle K degalinėse, o nacionalinės reikšmės politikai bei vertelgos ilsisi savo vilose, nacionaliniuose parkuose ar kokioj buvusiai pionierių stovyklavietėj prie jūros. Viskas kaip ir tvarkoj. Auga naujusios kartos, juos prižiūri šunyčių patruliai, TikToko kuruojama Kinijos propaganda bei kakemakė. O kai išaugama iš sauskelnio amžiaus, tėveliai iš naujai it spogų pridygusių priemiesčio rajonų juos išveža į mokyklėles, tada parveža į kelis būrelius ir vėl atgal namolio. Tėvai ir dar nemažai prasikeikia sėdėdami kamščiuose, bet kartkartimis diskutuoja su taksistais, kuris mers gatves plės, o kuris siaurins, ir kodėl šiaip jau jie abu gaidžiai ir nieko gero čia nebebus. Taigi, keliaukime prie reikalo ir pagrindinės minties. Lietuvą apsėdo ir giliai įmito rimta liga. Besaikis virusas, kurio kitaip nepavadinsi, tai automobilizmas. Nuo ko ir kaipgi viskas prasidėjo? Lietuvai atkūrus brangią nepriklausomybę 1990 metais prasidėjo nauja era ir amžius. Per gerklę grūstą bei nenuširdų sovietinį kolektyvizmą, veikusi principu visi dirbkite kartu ir stenkimės visko daug gaminti, kuo daugiau, kad daugiau galėtume iš jūsų nugręžti ir siųsti Kremliun. Pradėjo keisti individualizmo idėjos, netrukusias pavirsti ciniškų hiperindividualizmų, bei nepažabota privatizacijos banga. Kai privatizacija dėl stambiųjų gamyklų ir kitų stambaus oligarchinio bei nusikalstamo verslo interesų buvo išspręsta, atėjo metas gnydiškai bei smulkiai privatizacijai. Privatizuojamos ežero pakrantės, miško takeliai, kaimyno bulvių laukas ir šiaip visa, ką tik tai galima sugalvoti, nes apsiginklavus gerų teisininkų, bei pamokėjus, kai kam ten kaip ir kur reikia, viskas buvo įmanoma, o kartais vis dar yra. Žinoma, neliko nepaliestas ir transportas bei jo vystimasis. Kadangi oligarchiniams vertelgoms bei feodaliniams partijos funkcionieriams jis buvo neįdomus, kadangi jie galėjo važinėtis iš vakarų pirmųjų perekūpų pionierių atvežtomis mašinomis, viešasis transportas tapo vis mažiau prižiūrimas, atnaujinamas ir apleistas. Į gatves miestuose ir miesteliuose pradėjo riedėti mikruškės, kurios vežiojo piliečius tais maršrutais, kur reikėjo, stodavo, kur patogiau. Bei ten, kur miestų valdžios aptarnauti nebegalėjo dėl menkstančių biudžetų ar blogai alokuotų lėšų. Taigi mikruškės tapo ubagėlio taksi variantu, o pinigingai klasiai buvo, kaip po barabanų. Kas iš vis vyksta su tuo viešuoju transportu? Prasidėjo ir dar viena nauja mada. Oligarchų ir stambių vertelgų klasiai išsikėlus į miesto pakampius, pagal panašią madą didžiulis noras pabėgti nuo sovietinių baigokų kilo beveik visai besiformuojančiai vidutiniai klasiai. Ir užgimė visokiausi bajorai, Grigiškės, Garliavos, Tauralaukiai ir kitos nesuskaičiuojamos suburbijos karalystės. Užmiesčiai, kitaip sakant. Šie apsupo Lietuvos didmiesčius it spogeliai ant sualergizuotos kūdikėlio Jėzaus šiknos. Tai gan natūralus į miestą ištremto lietuvio noras – pabėgti iš miesto, kurį suvarė piktieji sovietai, grįžti prie Žagrės, vienkiemis, su 5 kaimynų vienkiemiais už 5 žingsnių, nuo kurių reikia tvoros, nes užknisa jų durnas šuo ir žoliapjovė, kuris visai ne kaip mūsų šuo ir žoliapjovė. Gyventi kaip tikram amerikonui, nepaleidžiant savo mašinos vairo, šildomas sėdynės ir visų kitų komfortų. Jo vaikui nebūti reketuojamam smulkiųjų banditų rajone, o būti geresniam už paprastuosius, nuvežtam, parvežtam, pabučiuotam į žandą, saugiam ir laimingam. Žodžiu, važiuoti ir dar kartą važiuoti.
Prie visko dar stipriai prasidėjo ir kolektyvinis, nesenstantis automobilizuotų vakarų įvaizdis. Kaip idealas religiškai. Jis buvo mūsų visų akise, kol su šeimos vyrais kartu sėdėdavom ir žiūrėdavom F1 bei Top Gearą. Štai taip natūraliai ir vystėsi mūsų automobilizmas per amžius. Ir kitaip negali ir negalėjo būti. Visiems, kas buvo suinteresuoti keliauti prie balsadėžių ar pasikoreguoti demokratiją linksmesniais būdais, rūpėjo tik keliai ir keliukai iki savo gražiųjų pilių, tvirtovių bei piliakalnių. Vrum vrum, oškrusiai, jei negalite pirkti mašinos, skęskit mano dulkėse. O kaipgi gyveno kitoji pusė? Tie, kuriems nepavyko pabėgti iš miestų, kurie liko sovietiniuose vaiduokliuose. Vaikai, moteris ir senoliai. 90-ieji dar buvo pažaboti finansiniais ribotumais, bet išaušus 2000-iems prasidėjo tikras automobilinis bugės mūsų miestuose ir jų kiemuose. Daugiabučių aikštelės pradėjo pildytis nesuvokiamu greičiu, kai kurie kaimynai net sandėliuodavo nejudančias savo puvenas aikštelėse po atviru dangumi. Mašinas pradėta statyti ant žolynų, krepšinio aikštelėse ir šiaip visur, kur tik įmanoma. Pamenu tokį žolyno gabalą, kuris niekada nesužaliuodavo, nes jį pastoviai į lengvą įkalnę ardavo kokias 4 kaimynų mašinos. Pamenu kiemo talkas nusikasti mašinas po stipraus sniego ir žinoma apkrauti sniegu tų niekadėjų mašinas, kurie atsisakė rinktis į talką. Pamenu tą nuostabų baltą sniegą, kuris pajodavęs po gerų 2-3 dienų nuo visų išmetamųjų išangių išmetamų suodžių. Aukščiausio lygio epopėjas buvo pasiektas prasidėjus parkingo karais. Jei ankstyvosios išraiškos buvo tiesiog išvažiavus paliekamas kibiras ar kūgis, kuris neva tai rezervuoja vietą, tai vėlyvesnės išraiškos tapo netgi teroro atakos, pasitelkiant paprastesnius bei netgi biocheminius ginklus. O taip, tikrai taip, šūdų tepliojimai skiriami visiems tiems, kurie įtariami kaip gretimų namų gyventojų užgrobė teisėtas šio namo gyventojų priklausančias parkingo vietas. Žinoma, miestas kimšdavosi kamščiais, kurios dažniausiai sprendė kokia papildoma juosta, nes logika aš pralenksiu tuos gaidžius, jei tik bus kur lenkti, nugalėjo vertelgų bei gyventojų sveiką protą. Babos ir vaikai bei studentai ir kiti neturčiai toliau grūdosi autobusus, troleibusus ar mikruškės. Na, aišku, ir stovėdavo tose pačiose kamščiuose kaip ir visi, tik labai gerokai labiau suspausti. Na, bet kam pasakoti šitą istoriją toliau, juk viskas jau kitaip. Na, mikruškių nebėra, juk privačios mikruškės uždraustos, autobusai elektrizuojami, pastatytos visokios estakados, viadukai, visur visi pravažiuoja, mokesčiai kyla mašinoms, taršos reguliuojamos, bei liberaliosios partijos padalino lengvatų, nepatinka normalus automobilis, sėsk ant paspirtukų ir važiuok. O ko čia žyzi? Beje, šitas lengvatas galimai dalino ir ne tik liberaliosios partijos. Na, problema yra daug gilesnė su tuo automobilizmo mėlėjai. Mūsų šalies transporto infrastruktūra 30+ nepriklausomo vystymosi keliavo automobilistinė kryptimi ir aš sakyčiau, kad ir toliau keliauja, nepaisant poros pakazūchinių iniciatyvų. Automobilizmo sukurti padariniai ir toliau sunkina mūsų visą gyvenimą. Ir dabar pradėkime šnekėti apie tai, kodėl jūs reikia nepaprasčiausiai laipinti iš automobilio, o paskatinti pamastyti apie savo mylimos tėvynės ateitį. Tam tikras perspėjimas. Netėjau čia kovoti su užkietėjusiais automobilistais, kurie kartais gal ir turi problemų, kurios panašios į protinius sutrikimus, kaip automobilio garbinimas, glostymas, šnekėjimas apie automobilį kaip kokią tai antrą žmoną, meilužę ir taip toliau. Na, chebra, pagalvokit, jei kas nors taip elgtųsi sėdėdamas autobuse ar ant dviračio, jums tikrai netrodytų taip priimtina, kaip atrodo dabar. Bet jei jūs seksualiai užveda benzo, dizelio ar dujų kvapas ir esate didžiuliai entuziastai, viskas su tuo ok, visi turime savo fetišų, nekuriu šių video kovoti su žmonėmis, o kuriu jų tam, kad pašnekėti apie autocentristinės infrastruktūros ir tuo grįsto transporto sistemos žalą, bei pagarsinti šią diskusiją, kurią esame dažnai per tingus užsiimti ir stengtis ją įprasminti mūsų visuomenėje. Taigi pažvelkime į paprastąją statistiką. Lietuviai anksčiau tikrai nepirmavo pagal EU
turimų mašinų kiekį žmogui. Štai pagal senesnius duomenis iš 1000 žmonių Lietuvoje autotransportas dar visai neseniai priklausė tik 474 žmonėms. Didžioji dauguma visuomenės neturėjo autotransporto priemonių. Buvome žemiau EU vidurkio bei toli nuo pirmaujančių valstybių. Na, infrastruktūra daugelį metų toliau buvo vystoma mašinistams, palankia eiga ir štai priėjome prie to, kad 2024-aisiais 1000 žmonių turime net 643 automobilius ir kiek daugiau nei 1,5 milijono registruotų vairuotojų. Aišku, klausimas, kiek tų mašinų ir kam priklauso, ar tikrai jau kiekvienas tik po vieną tą mašiną turi. Bet tu nepagalvoji, kad yra gal vaikai, gražios mergikės, kiti žmonės, kuris šiaip normalus bachūrai vežioja visur arba vieną šeimą dalinas vieną mašiną. Mašiną 4-5 vietas, aliu. Pagalvojau. Bet kodėl iš principo žmonių judėjimo laisvė turėtų būti priklausoma nuo bachūro noro jas kažkur nuvežti ar žmogaus finansinės padėties, kurie jam leistų laikytis vairuotojo teisės ar pirkti automobilį. Tai sėski savo utiką, paspirtuką, karoči, ko tu nori. Autobusą, kuris stovės tam pačiam kamštyje kaip ir tavo mašina, arba ant paspirtuko, kuris kelia pavojų pėstiesiems, na bet gerai, sakykim, dviračio, ant kurio aš toliau uostysiu mašinų išmetamasias dujas, kurias išperdžia jūsų automobiliai stovintis kamščiuose. Esmė suprasti, kad automobilizmas yra žalingas ne tik pėstiesiems neturintiems automobilių, bet net patiems vairuotojams. Iš esmės, nuo autocentristinės infrastruktūros kenčia visi, nebent tie, kurie taip atsiriboja pinigais į šienų, na kad jiem iš vis pofik. Taigi, kokios tos problemos, apie kurias galbūt nepagalvojate sėdėdami mašinoje? Automobilizmas skatina sėdimą gyvenimo stilių. Sėdimas gyvenimas lydi daugelį mūsų darbuose ir nūdieną dažnas dirba ofisiukuose, rūkoja kosiuką ir sėdi ant savo ofisiuko kėdučių, sėda į automobilį po darbo, traukia namo, prasiparkavęs, keliauja tiesiai į namus ir toliau sėdi ant sofkutės. Taigi praleidžiamas esminis dienos aktyvumas. Paprasčiausias vaikščiojimas, važiavimas dviračiu, kažkoks keliavimas ant kojų. Na, aišku, aš ne daktaras, nedetalizuosiu apie sėdimo gyvenimo keliamas problemas, kadangi galite apie tai pasidomėti patys, bet širdies ligos, kraujagyslių ligos, nutukimas, diabetas, vėžys, hemorojus bei visi kiti smagūs veikėjai yra geriausi sėdėjimo draugai. Automobilizmas yra paprasčiausiai neefektyvus būdas gabenti žmonės urbanizuotose vietovėse. Imatės planuoti tobulą transporto judėjimą mieste, kuris būtų kuo ekonomiškesnis ir efektyvesnis, galėtų perkelti kuo daugiau žmonių iš A į B. Tai ar tikrai 4-5 žmonėm maksimum vežti reikalingas atskiras 5 metrų automobilis? Kiekvienas su savo varikliu, taršalais ir kiekvienas su savo vairuotoju, kuris tikrai visada yra atsakingas, pastabus, neapsimiegojęs, neįkaušęs ir panašiai. Ar nepaprašiau paskirsti šitą žmonių kiekį į didesnio dydžio transportą? Arba išskirstyti į mažiau pavojingus, lankstesnius ir judresnius vienetus, kaip dviračiai. Automobilizmas yra juodoji skylė, kuri kuria dirbtinę paklausą pati savo ir jie visas alternatyvas. Skatinant automobilizmą klesti autoverslas. Atsiranda didesnė jo įtaka valdžios sprendimuose, tiek nacionalinės, tiek vietinės. Tad biudžetas keliauja kloti įdomius keliukus, tiesti estakadas, taisyti kelius, kuo daugiau juostų bei mažinti pėsčiųjų takus. Sugrįžkime į netaip senai galiojusią statistiką. Didžioji dalis žmonių automobilių juk neturėjo, bet didžioji dalis mūsų gyvenamųjų gatvių yra orientuota į ką? Automobilį. Štai išsamesnis kasdienis pavyzdys dėl pėsčiųjų deprioritizacijos sukurtos dirbtinės autoindustrijos paklausos. Pažiūrėkit į mažasias nearterinės Vilniaus miesto gatves. Vilniaus senamiestis nėra toks milžiniškas, kad jo neįmanoma efektyviai ir greitai praeiti pėstute. Kodėl pėstysis turi 1 metrą su truputuku? Juk šias gatves kūrė iš esmės prieš mašinų egzistavimą. Kodėl mašinos yra toks prioritetas, kad ši maža gatvė yra prievartaujama pėsčiųjų sąskaita? O ką kalbėti apie dviratininką ar apie moterį su vežimėliu? Ar senolį vežimėlyje, net paprasčiausias žmogus su šuniu? Ar tai atrodo normalu? Ir čia ne pavienis fenomenas. Tokių dalykų galite prisižiūrėti Kaune, kuris taipogi nėra toks jau didelis miestas savo senamiesčiu. Klaipėdos senamiestis yra kosmiškai mažas, bet net ir čia yra
panašus planavimo inadekvatumas, išsigimėliškumas. Kam iš čia gyvenančių žmonių taip reikalingas eismas šiomis gatvėmis? Ar vietiniai gyventojai čia daro britvų lenktynės? Net senovės romėnai iš esmės buvo nutarę, kad jų miesto centrą negali važiuoti karietos. Jas palikti reikėjo prie vartų. Ar mes vis dar taip toli nuo civilizacijos, kuri egzistavo prieš gerą 1000 metį? Kalbant apie dirbtinę paklausą, šaliai tratinant pinigus į automobilizmo infrastruktūrą, vyksta panašus variantas kaip tratinant pinigus į krepšinį. Na klasika, stipriai kenčia kitos sritis, o tiksliau jos nyksta. Bet kaštai juk per dideli tų traukinių, visi žino, durnelį. Na taip, kažkodėl labai įdomu, kieno čia įtaka, kad galvojant apie bet kokios bėginės transporto šakos plėtrą, skrupulingai skaičiuojame kiekvieną centą. Bet vos tik pagalvojus apie autotransportui skirtus kaštus, tas skrupulingumas kažkur dingsta. Ypač skaičiuojant kelių tiesimo, priežiūros, tvarkymo, padangų keitimo bei kitus su autotransportu susijusius kaštus. Koks paveikus mūsų mąstymui tas status quo. Trumpas pavyzdys apie tai, kaip automobilizmas naikina ne tik geležinkelinį transportą, bet ir kompetenciją jį planuojant ateityje. Štai, 100 minčių nuostabus dienraščio, ne dienraščio, galbūt laikraščio ar šiaip leidinio straipsnis, nuostabiai parašytas apie mūsų nuostabiją Rail Baltica, mūsų ateitį, mus prijungsiančią prie Europos tvirtais geležiniais bėgiais, kurie mūsų čiabuviai tam tikrose savivaldybėse sugalvojo įgyvendyti itin strategiškai. Štai, pavyzdžiui, puikusis Panevėžys nutaręs, kad naujoji geležinkelio stotis bus tokioje strateginėje ir patogioje vietoje gyventojams kaip kopūstų laukas 9 km nuo miesto ribos. Ura, tavariši! Tikriausiai sprendimas argumentuotas, kad kaip 1880-aisiais laukiniuose vakaruose vesternuose aplink šviežiai nutiestą geležinkelį nusities naujasis Panevėžys, kuriame gyventi bus daug geriau ir nevaržys jokie durniai, ten kaip tikrose laukiniuose vakaruose ir dar bus galima rasti aukso bei išsipirkti visą tą senosios stoties teritoriją ir padaryti kokią gerą antavarkę. Bet čia nesmė. Čia juk tikrai miesto plėtrą orientuotas sprendimas. Automobilizmas iš esmės kertasi su mūsų išsikeltais tikslais ekologijoje. Štai puikiai žinome, juk Lietuva žada kartu su visa Europa būti carbon neutral iki 2050-ųjų. Bet vis dar ketinam eismą tiesiog prikimšti autobusais, elektriniais galbūt, ir elektriniam mašinom ir būti iš esmės super cool electro Lietuva. Tai dėja neveiks. Ličio baterijos, elektros kainai visai Europai bei kitom pasaulio dalim pereinant prie elektrinio transporto ir augant paklausai kils. Tokiu būdu mes tik išsprendžiam iš esmės išmetamųjų dujų problemą iš mašinų, bet visiškai neišsprendžiam neišvaraus subprodukto, kuriant elektromašinas bėdų. Praktiškai priklausomybės nuo itin stabilių šalių, kurios turi didžiausius ličio resursus pasaulyje, kurie irgi beje kažkada baigsis, jie taip pat yra riboti. Tokie faktoriai, rizikos faktoriai gali priversti prie to, kad neturėsim iš viso jokio transporto, o kuri valdžia jums 2050-aisiais pasakys, žinau, kad per brangu įpirkti elektrinės mašinas, autobusas neužtenka vietos, bet ką darysi, nuo kitų metų nebegalima vairuoti dyzelių, dujų ir kitų mašinų. Soriukas, chebra. Galiu atsakyti jums paprastai, jokia. Tad jei iš tikrųjų norėtume likti Europos Sąjungoje ir kartu Europos bendrijoje spręsti ekologinės transporto problemas, siūlau baigti sekti savo pasakas ir susiprast, kad elektriniai paspirtukai, Priusai ir Teslos bus carbon neutral iki 2050-ųjų ar 2100 nepadarys. Automobilizmas sukuria priešpriešą tarp ekonominių klasių ir skaldo mūsų visuomenę. Menkina vienas kito supratimą, veda į hiperindividualizmą ir neveikantą bei socialinę izoliaciją.
Taip, taip, jei viešasis transportas paliekamas tik ekonomiškai negalingai populiacijai, studentams, pensams ir taip toliau, o rimti žmonės, suaugę vyrai bei bahūrai važinėsi su mašinomis, ar nemanot, kad pradeda skirti žmonių interesai ir nykti rūpestis vienas kitam? Kaip manote, ką apie autotransporto didžiosius mėgėjus galvoja, pavyzdžiui, mano senstanti mama, kurią ir kitus 15 kažkur žmonių laukiančius autobusų stotelėje padengia juodų sodinų dūmų debesis iš kažkokios kiberinės geldos, praziržinčios pro autobuso stotelę, joje palikusios darbo liaudį kosėti ir grįžti namo, bėgti dušą bei skalbti visus rūbus. Ką manot, kiek svarbus yra vaikai iš nepasiturinčių šeimų, žmonės su priklausomybės problemomis, senoliai palikti likimo valiai savo šeimų ir kiti socialiai pažeidžiami žmonės tiems, kas gyvena kažkokioje savo Marso kolonijoje, sublegalioje poilsiavietėje prie jūros kranto su uždarais vartais visuomeniai ir norėta į darbą kartkartėmis pastumdyti popieriukų į miesto centrą. Kiek galvoja, tai bus svarbu jų ir kitų paprastesnės vidurinės klasės suburbijos vaikams, užaugusiems, kuriuos į privačius licėjus ir visokias tarptautinės mokyklės, darželiukus ir taip toliau nuveš tėveliai ir pasiims tėveliai, o kai patys galės vairuoti, jie gaus dovanėlę, mašinėlę ir trinsis tik kietose, trendy miesto vietelėse, kažkur centriuke ar terasiukėje, kur nėra visokių nekūl ir netrendi žmogeliukų. Aišku, pasipūtėliai ir elitistai man knis protą, kad aš jau pradedu užsiimti Klasikinę Vasiliauskaitę ir Jantonę 2 Lietuvos ir taip toliau. Bet gerai pagalvokime, kodėl savivaldos rinkimuose turime tokį mažą rinkėjų skaičių. Na, neretai. Iš esmės ten sprendžiamasi miesto vystymosi ateitis. Galbūt tai iš dalies yra, nes žmonės, kurie nesėdi automobiliuose, kiekvienam iš Lietuvos didmiesčių nelabai ir jaučia, kad turi tos savivaldos galią ir įtaką jai. Kokios partijos, iš esmės be pakazūchinio, visi sėskime ant paspirtuko, Laisvės partijos bandymų ir propagandinių pezalų apie tramvajus, miestų savivaldose atliepia ne automobilistų rūpesčius. Kiek sostinėje Vilniuje turime automobilistų? Kodėl rinkimų debatai 80% disproporciškai sukosi apie kelių siaurinimą ar didinimą? Pavyzdžiui, praeitose miesto mero debatuose. Kol vieninteliai kandidatai, kurie kažką šnekėjo apie kitokį transporto vystymą, buvo Zuokas ir liberalai. Abu jie turėjo 0 pasirašymo šią temą ir galėjo pasakyti tik reikia statyti tramvajų. Ne, reikia kasti metro. O kažką realaus esat pasiruošę be savo argumentų? Reikia, kad išrinktų, tada darysim projektą ir pagalvosim. Aš jau buvau meras. Aš pritariu, kad panašiai taip ir darysim. Ne kamščiams. O gal jų rūpesčius atliepia visokie populistai, kurie sakys, taip, jums visai transporto nereikia. Kai aš būsiu valdžioj, jums pakelsim pensiją 10 kartų ir vežiosim privačiais taksi. Pensininkų taksi. Mikruškės pamenat? Po mikruškė pensui. Ir dar po būtą. Ir, dar ką norite iš esmės. Kaip galite teisingai pagalvoti paprastam žmogui, kuris nori oriai nukeliauti į parką, prie gamtos, į darbą ar mokyklą, ne tiek svarbi užsienio politika, šalies energetinė politika ir panašiai. Tai mūsų žmogeliui atėjus į rinkimus, kur yra žadamos pasakos, kaip dar geriau bus automobiliui, kurio jis neturi, arba fantastinės pasakos be jokių argumentų apie skraidantį transportą, lieka iš esmės ant biuletenio nupaišyti riebų špeinspelį arba išvis nesivarginti vilktis iki balsadėžės. Na, taip ir turime tą maždaug 50% savivaldybių rinkimų balsuotojų aktyvumą. O kai visai nemažą visuomenės dalį engia kita visuomenės dalis, kuri galimai net nėra dauguma, ilgalaikiai valstybėje užsikoduoja labai baisus konfliktai, segregacija ir nebesusišnekėjimas, kuriais lengvai gali manipuliuoti visokiausios marginalų blogio jėgos. Tad, ar gali mūsų privilegijuota politinė dauguma arba naujai ateisinti dauguma, turėdama tautos vadeles rankose subręsti ir transporto pusėje bei infrastruktūros plėtimo pusėje, pradėti tautą rūpestingai ir išmintingai
vesti keliu pagristų urbanistikos ir transporto mokslo naujaisiais pasiekimais, o ne savo įvažiavimo ar išvažiavimo link. Bet viešasis transportas neneša profito. Taip, tiesioginiu pelningumu reiktų vertinti viską. Gaisrinės policija, kariuomenė, onkologinį ligoninės skyrių, anarcho-kapitalistinė Lietuva, tai ateitis, tai jėga. Bet tai tu blėdė leftistė liberastė, o tu blėd papasakosi man, kaip man vaikus į mokyklą nuvežt. O taip, klasikinis, nenugalimas argumentas, kozeris, kortą užbaigianti visą žaidimą. Pašnekėkime apie vaikučių vežiotojus. Ogi šis konceptas jau gerai net mokslininkų studijuotas ir visai nenaujas. Vokietijoje įvardinamas kaip Elterntaxi. Lietuviškai tėveliai taksistai. Kai tėveliai turi naują etatą be savo kasdieninių darbų, jie dar papildomai yra vaikučių vežiotojai į mokyklas ir būrelius. Tokiais tėveliais neretai patampa minėtai suburbijos gyventojai. Ir kadangi suburbijos modelis, pagal kurį mes galvojam, kad artėjom prie Amerikos, modelio, kurio patys amerikiečiai iš esmės neretai nebemėgsta, nors iš tikrųjų artėjom labiau prie Čeliabinsko, buvo taikytas ir Vokietijoje, Švedijoje, Olandijoje ir kitose šalise. Tos šalis sugebėjo greitai bręsti ir miestas po miesto gelbėtis nuo šito automobilizmo sukelto vėžio. Sakykime, jūs esat beviltiškas automobilistas ir barankos jau nebepaleisit, bet pripažinkit, vaiką vežiot visur ir stovėt kamščiuose, užknisa. Bet mokslininkai jums turi įdomių žinių. Jūsų vaikas durnėja nuo jūsų vežiojimo. Taip. Pasirodo, žmogaus raidai būtina judėjimo laisvė ir pasirinkimai. Vaikai, kurie yra atvežami į tas pačias mokyklas, mokosi prašiau, bei prašiau supranta savo aplinkinį pasaulį, nei vaikai į mokyklą atvykstantis dviračiais ar pėsčiomis. Su tais pačiais mokytojais, tomis pačiomis pamokomis, tokio pačio didžiuose klasėse, tuo pačiu metu. Kas galėjo pagalvoti? Vaikas, kuris turi pasirinkti, kritiškai mąstyti, atpažinti savo aplinką, žinot, kur keliaus, kaip susiplanuos laiką dienoje, kad spėtų į mokyklą ir grįžtų laiku, šnekėsiu su bendraklasiais keliaudamas, yra protingesnis, išratingesnis, savarankiškesnis, atsakingesnis ir jam gyventi ateityje bus lengviau. Šokas, ar ne? Bet mūsų Tomukas juk savaip ką bus. Va jis, pavyzdžiui, labai moka gerai dainuoti ir eis į X Faktorių. Ir čia viskas nesvarbu. Gerai, Suzana, nusiramink. Tavo genijus išties tobulas. Taip, tik sauskelnių nepamirškit pakeisti prieš lipant jam ant scenos. Kas kosmiškiausia ir komiškiausia, automobilistai prisiminkite savo vaikystės povelių. Kiek savo sovietiniam rajone užaugę šunybių iškretėte, langų sudaužėte, kelių nusiprozinot, slapstėtės, erkių traukėte. Kas jūs padarė žmogum asmenybę? Tėvų pirmoji mašina? Ar pirmasis golfukas? Ar dar kažkas? Na jau. Ir jūs lengva ranka viską ruošitės atimti iš savo vaiko, augindami jį šiltnamio sąlygom. Kaip galvojat, kas iš jo gausis? Grįžkime prie minties. Jūsų vaikas užaugęs pro jūsų automobilio langą savo judėjimo laisvę, kuri nemažai patvirtintų tyrimų radikaliai ir kardinaliai yra svarbi vaiko asmenybės bei protinių gebėjimų vystymuose. Jūsų vaikas ją įgaus tik sukakus 18 metų, kai galės gauti automobilio teisės. Vaikas, kuris galės vykti visur dviračiu ar pėstute, šią laisvę jau turės vėliausiai 12 metų. Dažniau visai anksčiau. Ar nemanote, kad atimti iš vaiko 8 metus vystymosi yra šiek tiek žiauru? Na ką jau šiek tiek. Tai aišku, aš prisimenu savo vaikystę, dabar vaikai nebe tokie. Tu sakai tiesą, reikia kažką daryti. Ir vėl į galvą neretam žmogui įsijungia senas geras hiperindividualizmas, kuris kažkada jums išjungia mąstymą, kad galbūt reikėtų prioritizuoti sovietinių rajonų bei namų renovaciją bei tvarkymą vietoj naujų spuogynių, suburbijų, užumiesčių kūrimo aplink miestą ir kaip jūs kažkada zyzėte ir išsizyzėte savivaldybės, kad jums nusifaltuotų kelius iki ten, kaip dabar neretai nuzyzite, kad statytų papildomas mokyklas ir darželius ir štai jūs vėl sukūrėte naują miestą už miesto. Valio, tik tai šitam miestui trūksta beveik visos infrastruktūros, nėra arti jokių ligoninių, poliklinikų, mokyklų ir panašiai. Na, sveikinu.
Bet aišku, į senąjį miestą vis dar reikia važiuoti pasikultūrinti ir taip toliau. O bet kodėl toks tuščias ir miręs šio miesto senamiestis? Nu kaip čia tai dabar nefaina? Įdomu, kad čia kodėl toks miestas apmiręs, aprimęs, nesuprantu. Na, iš esmės pasaka be galo. Na, o ką veiksite su savo spuoginėmis pilimis, kai jos nusus ir jūsų minkštapročiai lepūnėliai vaikai neuždirbs pinigų jas išlaikyti, o jų pirkti nenorės niekas, nes jos visada buvo ir bus tik išraiška jūsų marazmo ir nepilnavertiškumo komplekso. Planuodami miestus Lietuvoje nesirūpiname dažnai nei savo ateitimi, jaunimu ir vaikais, nei senoliais. Tada stebimės per lėtai mažėjančią migraciją iš jaunimo pusės, kurie nemato vilčių ir taip toliau, bei greitą protinį ir sveikatinį degradavimą senolių pusėje. Tad, mėlyjeji, automobilizmas ir hiperindividualizmas – tai geriausi draugai, kurie draugiškai naikina mūsų valstybę ir jos piliečius. Bet ar kažką įmanoma daryti kitaip? Be abejo taip. Ir žinote, šis YouTube kanalas skirtas apmąstymams ir įvairiai kūrybai, o manau, šią temą verta diskutuoti, kelti viešąją diskusiją, ją amplifikuoti ir kirbinti. Žūtbūt, jei norime visi džiaugtis sėkmingą ateitimi, bei sėkmingą valstybę, o ne tik ją vaidinti. Automobilistė, kuris apnuodė mano mamą stotelėje savo suodžiais, tu pradėjai karą, kurio nelaimėsi. Tas ilgas video apie automobilizmą, jo žalas mūsų gyvenimui ir visuomenės raidai. Bet prastas tas kritikas, kurio kritika nekonstruktyvi. Tad ateityje galbūt teks serviruoti ir video su kokiom tais idėjom, kaip galėtume ką nors konkrečiai daryti kitaip. Labai didžiulę padėką noriu išreikšti 100 minčių leidinio autoriui arba autoriams, kurie jau daugelį metų šneka apie problemas minimas šitame video, bei rašo įvairiomis temomis itin išsamei ir atlieka puikias analizės transporto, viešojo transporto ir kitose temose. Labai rekomenduoju apsilankyti jų puslapyje. Sunku prižadėti kažkokią stabilų grafiką toliau, kuriant turinį panašių formatų, kadangi toliau verda ir paukščių pieno muzikos įrašinėjimas ir kiti dalykai. Tad tikrai negaliu siūlyti mėnesinių prenumeratų, Patreon ar panašiai, bet jeigu labai norisi, galite palikti kavos puodelį ar puodą, arba bokalui alaus, naudodamasi nuorodom aprašyme. Viso gero. Aš taip с нами, tu с нами. Aš taip с нами, tu с нами. Aš taip